Sveiki sugrįžę mokiniai. Spėju, kad ankstesnė pamoka galėjo kiek prailgti. Programų rašymas užima nemažai laiko, mat čia svarbu apibrėžti ir pažymėti ne tai, kas mūsų galvoje rodosi savaime suprantama. Perprasti kompiuterio logiką ir kalbą yra ne vienos dienos darbas, tad ir nusiteikti reikėtų kantriam ir smalsiam procesui. Tokios praktinės užduotis kaip ši padės jums įvaldyti bendrus struktūrinio programavimo reikalavimus, pasikartoti programavimo kalbos C++ pagrindus ir jaustis užtikrinčiau savarankiškose užduotise. O dabar laikas grįžti prie mūsų programos, kurią kartu parašėme žaidimui Simonas sako. Kaip minėjau, ankstesnės pamokos gale, kodo testavimui mums bus reikalinga Tinkercad platforma, kurioje rasime virtualią Arduino plokštę ir reikalingus komponentus. Be abejonių, jeigu klasėje ar namuose turite reikiamas priemones, griebkite jas ir tęskime procesą. Kadangi fizinės Arduino plokštės neturiu, keliaukime į Tinkercad ir atsidarykime naują Circuit projektą. Į darbalaukį įkelkime mums reikalingus komponentus. Arduino plokštė Uno R3 bus projekto smegenis. Tai pagrindinis mikrokontroleris, kuris valdo visus kitus komponentus. Kaip jau žinote, būtent Arduino plokštė skaito parašytą programą ir vykdo joje nurodytas funkcijas. Taip vadinama breadboard jungčių lenta padės sujungti elektroninius komponentus tarpusavyje. Mažas garsiakalbis, vadinamas piezo, pavers elektrinius signalus iš Arduino plokštės į garsinius signalus, kuriuos galime girdėti. LED 16 ant 2 I2C yra mažas skystųjų kristalų ekranas, kuris gali rodyti 16 simbolių dviejose eilutėse. Jame žaidėjai matys skaičiuojamus taškus ir kitą informaciją. 4 mygtukai, vadinami push button, padės žaidėjų sąveikauti su žaidimu. Paspaudęs mygtuką, žaidėjas nurodys, kokios spalvos LED lemputė renkasi. 4 skirtingų spalvų LED lemputės bus vizualus atsakymas žaidėjui. Jos ne tik rodys spalvų seką, kuri turi būti atkartota, bet ir leis žaidėjui įvesti savo pasirinkimą, nes kiekviena LED lemputė atitiks vieną mygtuką. 8 rezistoriai bus naudojami tam, kad apribotų srovę tekančią per LED lemputes. Tai apsaugos jas nuo perdegimo. Taip pat rezistoriai užtikrins tinkamą mygtukų veikimą. Taigi mūsų sukurto žaidimo logika yra tokia. Arduino plokštė nusprendžia, kokią melodijos seką reikia parodyti ir įjungia atitinkamas LED lemputes ir skleidžia atitinkamus garsus per piezo garsiakalbį. Žaidėjas bando atkartoti seką. Arduino plokštė lygina, ar žaidėjo veiksmai atitinka nustatytą teisingą seką ir pateikia rezultatą ekrane bei skleidžia atitinkamą garsą. Žaidėjas ekrane mato taškus ir lygį. Skamba gana paprastai, ar ne? Pasiaiškinkime, kaip sujungti šiuos komponentus kartu, kad projektas veiktų. Ekrane galite pamatyti schemą, kuri reprezentuoja mūsų aptartus komponentus ir reikalingas jungtis tarp jų. Jau žinote, kad komponentai jungiami tiesioginiu būdu arba virtualiais laidais. Tam, kad tarp jų nesusimaišytume, verta ne tik juos pritvirtinti patogia ir tvarkinga trajektorija, bet ir jiems parinkti skirtingas spalvas. Pradėkime nuo Arduino plokštės ir LCD ekrano. Abiems šiems komponentams yra reikalingas maitinimas. Paprastai tam naudojama 5 V jungtis Arduino plokštėje. Taigi LED ekrano VCC jungtį jungiame prie 5 V Arduino plokštės jungties. Žemės jungtis, vadinama GND, jungiame kartu, o SDA ir SCL jungtis jungiame prie Arduino I2C sąsajos pinų, kurių pagalba Arduino siųs komandos LCD ekranui, kad būtų rodomas tekstas. Dabar sujunkime Arduino plokštę ir mygtukus. Kiekvienas mygtukas turi 4 kojas. Vieną mygtuko koją prijungsime prie 5 V Arduino pino, kitą kiekvieno mygtuko koją junkime prie Arduino skaitmeninių įėjimo pinų, pažymėtų skaičiais 10, 11, 12 ir 13. Taigi taip, kaip žymėjome ir programos kode. Prie kiekvieno mygtuko taip pat prijungsime po rezistorių, o kitą rezistoriaus galą prie žemės žymimo GND. Dabar sujunkime LED lemputes. Jų iš viso turime 4. Lemputės turi po 2 kojas.
Vieną ilgesnę kiekvienos lemputės koją, vadinamą anodu, prijunkime prie Arduino skaitmeninio išėjimo pino, pažymėto skaičiais 2, 3, 4 ir 5. Trumpesnė kiekvienos lemputės koja, tai yra katodą, prijunkime prie rezistoriaus, o kitą rezistoriaus galą prie žemės, taigi GND. Koją sujungę atvirkščiai rizikuosime lemputės perdegimu ar tiesiog neveikimu. Galiausiai prijunkime piezo elementą. Piezo tai specialus kristalas, kuris veikiamas elektros įtampos, deformuojasi ir sukuria mechaninės vibracijas. Būtent šios vibracijos ir skleidžia garsą. Kaip matote, piezo turi ir polius. Pliusu žymimas įėjimas, o minusu išėjimas. Elektrinė srovė teka nuo teigiamo polio link neigiamo, tad teisingas polių sujungimas užtikrina, kad srovė tekėtų taip, kaip numatyta grandinėje. Polių sujungus neteisingai, komponentas gali neveikti arba net sugesti. Šiuo atveju teigiamą piezo polį reikia prijungti prie Arduino skaitmeninio išėjimo pino, pažymėto skaičiumi 7, o neigiamą polį prie žemės, žymimos GND pinu. Šis projektas Tinkercad platformoje puikus pavyzdys, kaip atrodo tvarkingas ir teisingas laidų sujungimas. Tai reiškia, kad kiekvienas laidas turi būti prijungtas prie tinkamos vietos ir neturi liestis su kitais laidais, išskyrus jungimo taškus. Be to, laidai turėtų būti žymimi skirtingomis spalvomis, kad būtų lengviau atsekti jų paskirtį. Projekte, kuriame didelio laidų kiekio neišvengsime, ypač svarbu laidų išsidėstymo organizuotumas. Tai reiškia, kad jie turi būti sutvarkyti taip, kad neužimtų daug vietos ir nesusipainiotų. Tokiu būdu jūsų projektas turės mažesnę klaidų tikimybę, ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką, lengvesnį remontą, jei įrenginys sugestų ir žinoma geresnį bendrą projekto ir įrenginio veikimą. Taigi, tokiu būdu sujungtus komponentus galime išbandyti. Tam, kad tai padarytume, turime nukopijuoti Arduino platformoje parašytą kodą ir patalpinti jį Tinkercad platformoje. Tai padarę, galime pradėti simuliaciją. Spauskime mygtuką Start Simulation ir išbandykime žaidimą patys. Kaip matote, mus pasitinka pranešimas ekrane, o po kiek laiko persijungia į taškų skaičiavimą. Žaidimas vyksta. Kompiuteris pateikia vis sudėtingėjančias lempučių sekas, o žaidėjas turi jas pakartoti. Suklydus žaidėjas išgirsta melodiją ir žaidimą tenka pradėti iš naujo. Štai toks tas Simonas sako žaidimas, kurį sukūrė, tikiu, norėsite ir patys išbandyti. Linkiu jums sėkmės išbandant šį projektą savarankiškai ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki!